Tai labas vakaras. Nuostabus pirmadienis šiandien, kaip ir kiekvieną pirmadienį mes susirinkam, tačiau jums šiandien buvo nuostabus oras iš ties. Tiek sekmadienį, tiek šiandien buvo tikrai puikus oras, puikia nuotaika pakili ir manau, kad su šitą nuotaiką mes keliaujam ir į mūsų susirinkimą. Na, šiandien mūsų susirinkime kalbėsim apie keletą dalykų. Tai vienas, labai norisi pasidžiaugti gerom patirtim ir galbūt pavyks pakalbinti Vytenį Sinkevičių, kuris šiandien gavo ypatingą tokią padėką iš Zinzino, tai apie tai norėsim pasikalbėti. Pasiekė 30 partnerių, kurie pasiekė kvalifikaciją, tokį kriterijų. Tai manau, kad tikrai verta pasikalbėti, kaip jisai dirba, kaip jam sekasi ir tikiuosi vėliau prisijungęs Vytenis, mums papasakos, jau yra matau visai. Puiku. Tai taip pat reikia nepamiršti ir galbūt nuo to pradėsime nuo mėnesio šio kvalifikacijos. Reikia nepamiršti, kad šis mėnesis padeda mum išspręsti kovo mėnesio atlyginimo didėjimą. Tai jeigu mes per šį mėnesį 8 taškus surinksim kvalifikaciją per klientus, arba pasikviesime vieną verslo partnerį su Ultimate rinkiniu, arba nusipirksim kolageno rinkinį, mes įvykdysim tą kvalifikaciją ir kovą uždirbsim daugiau nuo savo aktyvumo, nuo savo ir savo komandos aktyvumo. Tai šiandien papildomai pasiruošiau vieną paskaitėlę, kurios buvau prašytas pakankamai ilgai apie odą ir jos grožį ir apie mūsų kolageną, apie jos skirtumus su kitais gamintojais. Ir apie tai šiandien paruošiau tokią paskaitėlę, kurią skaičiau klinikoje Era Aesthetic Vilniuje gruodžio mėnesį. Ir norėsiu su ją pasidalinti, įterpiant ir mūsų Collagen Boost ir Dr. Ohhiro kolageno palyginimą. Tai manau, kad bus labai jums naudinga. Tai bus tokia paskaitėlė. Na ir taip pat Vytenis. Vytenį, norim, kad tu pasidalintum tą gerą žinią, kurią tu buvai apdovanotas. Aš tik noriu pristatyti visiems garsiai, nes tuo tikrai reikia pasididžiuoti ir pasidžiaugti. Kai šiandien Vytenis gavo tokį nuostabų e-mailą iš Zinzino supporto, kurį noriu garsiai paskaityti. Gerbiamas Vytenis Sinkevičių, sveikiname. Nuoširdžiausiai džiaugiamės ir su malonumu apdovanojame partnerius rodančius drąsą, aistrą ir įsipareigojančius daryti teisingus dalykus dėl tinkamų priežasčių. Jūs pasiekite naują kvalifikaciją Annual Event 2025 VIP patirtis. Šio renginio bilietas suteikia jums teisę 3 naktims atsistoti viešbutyje, bendrauti su VIP nariais ir mėgautis išskirtinėmis vakarienėmis bei pietumis. Artėjant renginiui išsiųsime daugiau informacijos. Jūsų kitas kvalifikacijos apdovanojimas yra Spot Corporate and Founder kelionė į Oslą ir Göteborgą. Žodžiu, dirbkime ir siekime naujų tikslų. Tai Vytenė, aš sveikinu tave. Šitas titulas yra duodamas už 30 partnerių pakvietimą ir jų kvalifikacijos įvykdymą. Tai Enrollment Intensive programoje Vytenis pirmasis įvykdė šią kvalifikaciją. Vytenė, pagarba tau ir sveikinimai tau. Žodis tau, jeigu gali pasidalink savo patirtim. Ką tu paskutiniu metu darėjai, kaip tu tai sekėjai, kodėl tu tai sekėjai ir visą tavo kelionę truputėlį. Sveiki, ačiū Jonai. Na, iš tikrųjų natūraliai gavosi šitas apdovanojimas, aišku, jo kažkiek siekiau, bet gal daugiau siekiau padėti partneriam užsikabinti to fast starto kelyje, padaryti tos 4, paskui padaryti porą partnerių, kas yra iššūkis, pastebėjom. Tai pasiekus šitą titulą, ne titulą, bet apdovanojimą Enrollment Incentive programoje, tai tiesiog priminsiu, yra Enrollment Incentive programa ir partneriai, kuriuos mes registruojame, pakviečiami verslą su rinkiniais, ypač jeigu tai su UPK yra rinkiniais, tai mes tada surenkam tinkamą kreditų kiekį, 300 kreditų tada gaunasi ir plus, jeigu mes padedam jiems dar per tam tikrą ten laiką padaryti tos 4 klientinius vienetus pirmus ir tada mes gauname dar šiek tiek ir papildomų pajamų komisiniai
taip pat 100 eurų. ir žodžiu, mus skatina pagelbėti tokiu būdu partneriams integruotis, padaryti fast startą, kas yra labai svarbu. Kas yra tikrai labai svarbu, nes tai vienas dalykas sugrįžta investicijos, dalis jų arba visas UPK ir daugiau galima atsiimti padarius fast startą. Tai va, tas glaudus bendravimas labai svarbus su partneriais ir tikrai jis reikalauja kantrybės. Na, tai toksai savotiška praktika kantrybės. Iššūkis. Jo, ir iššūkis, nes ir emocijos būna, ir kartais ne viskas einasi ir būna kaip norisi. Na, bet kai esi tų kelią tą praėjęs, tai stengiasi motyvuoti žmonės, daryti geriausiai, ką mes galime daryti. Na, ir tada pasiekėm rezultatą natūraliai, darant per darimą. Bet aišku, labai svarbu, kokia klaida dažniausiai būna. Mes tiesiog sustingstam, kai kažkas tai blogai vyksta. Ir čia yra blogai, kai žmogus sustingsta, dažnai jis tada gal gėdos toksai kompleksas įsijungia ir jis nustoja bendrauti. Partneris ir aš pats subuvęs ten, ta prasme, tu nenori kalbėti apie tai, nes tau gal ten gėda, nepatogu, nefaina prieš save, prieš kitus, nors iš tikrųjų čia nieko blogo, tiesiog tai yra procesas. Karyboje tai vadinasi manevro menas, tai vadinasi turi manevruoti, nes jeigu mes sustojam, viskas. Ir kaip tik dabar domėjausi dar, toks labai svarbus momentas šiaip yra, toksai buvo James Boyd, man atrodo, pilotas, amerikiečių pilotas ir Korėjos ten kare, jisai labai gerai pasirodė šitų naikintuvų pilotas ir jisai sukūrė tokią strategiją, jinai vadinasi, reiškiasi OODA loop, kilpa. Tai reiškia observe, orientate, decide ir action. Tai reiškia stebėjimas, orientacija, sprendimas ir veiksmas. Ir kuo greičiau pilotas suka tą kilpą, čia kilpa tokia, kovos menuose tai yra kilpa. Ir ta prasme, tu išmuši oponentą iš pusiausvyros. Tai ir versle iš tikrųjų tai irgi labai pasiteisina, nes jisai paskui Pentagone dirbo ir buvo atsakingas už lėktuvų projektus ir Pentagone jisai susidūrė su kita problema, tai biurokratija. Ir jis projektą nori prastumti kaip kariškis, tai jisai pamatė, nusprendė ir daro, o ten daug yra biurokratijos ir jiem niekaip stabdydavo jo projektus. Tai jisai tą pačią strategiją pradėjo naudoti projektų realizacijai. Tai reiškia, jisai taip greitai suka tą kilpą, kad tie, reiškiasi, biurokratai nespėja gaudyti, kas čia vyksta ir tiesiog turi važiuoti su procesu. Ir va tokiu būdu jisai juos iš balanso išmetė. Beje, Trumpas daro tą patį šiaip jau, jeigu pastebėjo. Ta prasme, tai išmušimas oponento iš balanso. Į kairę, į dešinę, čia ir tu paskui, ta prasme, pradedi panikuoti. Ir pradedi, sutikti su kažkokiais sprendimais arba, žodžiu, daryti sprendimų, žodžiu, ir klaidą padarai dažnai. Ta prasme, o tas, kuris valdo tą procesą ir greitai sugeba, reiškiasi, orientuotis, stebėti, orientuotis, daryti sprendimus ir veikti. Tai mūsų versle tas irgi labai svarbu, tas greitis. Jeigu kažkaip nepavyksta vienaip, reikia daryti kitaip. Ieškoti naujų sprendimų, kitaip sakant. Nes blogiausia yra daryti tą patį, kas nesiseka ir tada užsispazmuoti galutinai. Tai aš tą pat savo visada kartoju ir tiesiog labai šaunu, kad ateina dar tokie patvirtinimai iš aplinkos paskui galiausiai. Tai turbūt tas, kai aš pereinu į tą režimą, aš tai sakyčiau, tai yra režimas, reiškiasi stebėjimo, orientacijos, tai ta orientacija, tai mūsų versle, kaip yra kiekvienoje veikloje orientacija, ne, kažkokia. Paprastai pasakyk, kaip tu tai darei, Pamatai, kad kažkaip nesigauna. Ką tada darėjai? Ieškojai sprendimų, kalbą. Vienas dalykas, tai mes dažnai užsispazmuojam, kai klientas atsako arba kažkokie tai yra neigiami atsiliepimai, ar jisai nustoja ten prenumeratą mokėti,
aš anksčiau vengdavau ten, tarkim, spręsti ten tos problemas kažkokias su klientais, nes žinodavau, kad tai baigsis nutraukta prenumerata arba man galbūt kantrybė baigsis. ir tai žodžiu, tokie būdavo negeri dalykai ir tai realiai nutolina tavo sprendimą. Ne? Ir ta prasme, ta kilpa išsitempia ir ta prasme, nėra jokio efekto. Tai tas pats su partneriais, kuomet partneriai galbūt jie nepasiruošia, galbūt jiem dabar netinkamas laikotarpis, arba jiem reikia taip pateikti visą idėją. Tai graikų mituose ten yra Atėnė, tokia deivė Atėnė, beje, tai jos protas labai greitai keitėsi. Tai aš tiesiog irgi labai įdomiai radau šitą tokią sąsają, kad tu greitai turi keisti režimą, taktiką greitai keisti. Ta prasme, ir visai nepergyventi, jeigu kažkas tai nepavyko, tai tiesiog greitai keisti režimą ir jeigu nepavyko vienaip, sakykime, pakviesti partnerį, tada kvieti kitaip. Jeigu tu pamatai, kad šitas modelis jam netinka, tada tu kitaip pateiki tą pačią idėją, bet realiai taip, kaip jam tinka. Tas pats su klientais, tas pats su partneriais, ieškoti būdų, kurie, ta prasme, nuima rezistenciją, tą įtampą, tą susikaustimą pa žmogų, kuris natūraliai yra prieš bet kokį pažintį su nepažįstamu žmogum kalbamės ir įtampa tvyro, ne? O paskui atsipalaiduoja žmonės ir jau žiūrėk, žodžiu, tai kaip mes čia su Jonu Damkum kalbėjom su rusais iki išgert, tai kiekvienas turi savo kažkokį, ten perėjimą, ne, to bloko. Tai ieškoti reikia tų sprendimų, kad situacija judėtų, nes blogiausia mūsų versle yra stagnacija. Tada, jeigu trūksta, nes dažniausiai yra taip, jeigu yra stagnacija, tai mes tada klausim savęs, ar man motivacijos trūksta, ar man kompetencijos trūksta. Motivacijos, kompetencijos. Tai ar aš pakankamai alkanas, ar, reiškiasi, aš jau toks, daugmaž atsipalaidavęs komforto zonoje ir nebenoriu jau eiti į tą medžioklę, žodžiu, tai vadinasi yra blogai. Ne? Ir kitas dalykas, gal kompetencijos trūksta. Aš matau, kad aš užsikertu kažkur tai prezentacijoje, kažkur tai stringa tas funelis, reiškiasi, tai mūsų darbo struktūra, kuomet mes darom prioritizaciją, kontaktų sąrašas arba naujų žmonių paieška, jų prioritizacija, kontaktavimas, susitikimai ir follow-up. Ir ta prasme, kur aš stringu, ar aš pakvietime stringu, ar man sunku rasti naujų žmonių, ar ta prasme man sunku skambinti ir pakviesti jį, arba parašyti žinutę ir pakviesti jį, ar man sunku vesti pokalbį ar prezentaciją kartu su mentorium ar pačiam vienam, ar man sunku daryti follow-up, tai reiškia kažkokie tais blokai yra, ar ten atidėliojimai, dažnai tai tokie visokie kalties ir gėdos jausmai ir, žodžiu, nepatogus tokie dalykai, kuriuos reikėtų kuo greičiau išsivalyti, bet kas įdomiausiai, kad jie vis persekioja. Aš jau maniau, kad aš jau išsivaliau, bet būna, kai tau sekasi, atrodo, tu esi nepažeidžiamas, bet kai tau nustoja sektis kažkiek, tu taip manai, ir vėlgi tu taip manai, tai tada vėl atrodo, tu grįžti į pirmą klasę, būna netgi tokie momentai, tai yra iliuzija mūsų proto, tai labai svarbu nepasiduoti tom tokiom iliuzijom, ir ta prasme, pagal komisinių planą dirbti ir pagal mūsų šitą ciklą, visą savaitės ciklas, mėnesio ciklas, metų ciklas ir tada rinktis tas morkas po trupučiuką ir tai tikrai motyvuoja, įsiskiria dopaminas ir paskui norisi daugiau, plus jeigu patenkinta komanda, džiaugiasi visi, tai labai smagu, visiems win-win tokia situacija. Tai Puiku, ačiū tau, Vyteni. Iš tikrųjų noriu tik tai priminti, kad už pakviestą partnerį, kuo mes geriau jam padedam susirasti 4 produktų vartotojus, mes taip pat apdovanojami esame pinigais. Jeigu mes pakviečiam 5 partnerius, mes gauname renginio bilietą. Ir visiems, kas startavę galbūt nauji, reikėtų pagalvoti, kaip pakviesti po 1, po 2 partnerius per mėnesį, kad gautųsi 5 partneriai ir jūs gautumėt nemokamą bilietą į Oslą, į tarptautinį renginį, kuriame susirenka visa Zinzino
bendruomenė ir vyksta tokia mokslinė konferencija, edukacinės paskaitos ir, aišku, šventė, pašventimas, pagirbimas titulų ir puikus praleidimas kartu laiko. Vyteni, dar tu ranką keli matau. Taip, nes matau Jonas Damkus, mūsų naujasis partneris, prisijungė. Ir iš tikrųjų, ką pastebėjau, dar papildyti noriu, kad antras ir trečias Fastarto etapas yra visgi naujiem partneriam kažkodėl tais iššūkis, nors atsimenu, aš asmeniškai jį padariau, nes anksčiau buvo biški kitaip viskas, bet visgi iššūkis yra, tai aš nusprendžiau dabar pasiekęs šitą etapą, 30 partnerių Enrollment Incentive sistemoje, visiems naujiem partneriam, kurie įsipareigoja pakviesti vieną partnerį, aš kitą tiesiog jiem padovanosiu. Tai reiškia, aš užregistruosiu lyg jis naujas partneris tą partnerį pakvietė. Ir tokiu būdu naujas partneris gaus 400 eurų iš komisinių plano. Ir tik tai susitarimas bus tas, kad reikės Oslo bilietą nusipirkti už tą sumą. Tai va, tai čia toks mano naujas, vėlgi pakeitimas, nes matau, kad neveikia ta strategija, reikia vadinasi keisti, o man dabar svarbiausia, kad nauji partneriai jie įsivažiuotų. Tai tiesiog stengsiuosi tokiu būdu skatinti. O dabar Joną noriu pristatyti. Tai Joną Damkų, nes pas mus dabar 2 Jonai, reikia pavardėm kreiptis. Tai su Jonu taip pažintis irgi įdomiai ėjo per mano vieną pažįstamą draugą, jisai taip nuo mašinų verslo perėjo prie mikrobiotos gamybos šitų probiotinių gėrimų ir va taip susipažinom su Jonu, kurio ten yra idėjos visos, sakykime, iš jo per jį, ir Jonas labai daug turi patirties su žarnynu ir yra įrodęs iš tikrųjų savo pavyzdžiais, kaip atstačius žarnyno mikrobiotą tiesiog pakyla sveikata ir fiziniai gabumai. Tai va Jonas pasidalins pats. Pats Jonas yra nutriciologas ir va to tyrimo, kurio mes laukiam Zinzine ir turėsime, jau pasirodo tie nelemti rusai, bet jie pasistumėję gerokai yra šitoj srity ir jau jį daro, jau daug metų daro tą tyrimą. Tai dabar bendradarbiausim ir, žodžiu, turėsim ir dar žarnyno tyrimą ir Jonas čia veda mus šitam kely. Na ir manau, dabar mes turim ląstelės tyrimą, eritrocito ir turim žarnyno tyrimą ir reiškiasi sprendimus, kurie veda link balanso - ląstelės ir žarnyno ir pakartotiniai tyrimai. Taigi, va šitie 2 barjerai labai svarbus - žarnyno, ląstelės, o paskui ant to fundamento, sutvarkius tą fundamentą, galima statyti puikų sveikatos namą. Aš manau, kad mes vis tiek Joną galbūt šiandien tik tai pristatom, bet su Jonu manau, kad padarysim ne vieną dar paskaitą ir Jonas pasidalins savo patirtimi. Aš manau, kad tikrai yra apie ką papasakot ir tikrai yra ir kūrėjas produktų, ir žinovas produktų, ir žinovas sistemos, ir savo pavyzdžių gyvena ir propaguoja šitą gyvenimo būdą. Tai labai smagu, kad mes eisime kartu šiuo keliu ir darysim bendrą gerą darbą visuomeniai. Tai Jonai, trumpai galbūt porą žodžių, ką norit pasisakyti, pasisveikinti ar ką, ir tęsia mūsų pokalbį. Mikrofoną atsimutinkit, Jonai. Negirdim. Ikonytę paspauskit mikrofoniuko ten. Dabar girdit? Taip. Taip. Gal ne visai pasiruošęs taip prisistatyti, daugiau tikėjausi šiandien klausytis, patekęs į jūsų tarpą. Porą žodžių ir tiek. Trumpai, nuo 2003 metų pradėjau su metano bakterijom dirbti, su laktobifido ir savo žarnyno bakterijom nuo 2010 metų. Ir neįtikėtini rezultatai mano sporto pasiekimuose. Rugsėjo mėnesį dalyvau Hamburge pasaulinėse
plentinių dviračių varžybose, kur tikrai niekada gyvenime nesitikėjau, kad aš galiu būti toks dviratininkas ir dar sportininkas. Ir savo amžiaus grupėje 24 atvažiuoti, bendrai startavusių 2,5 tūkstančio sportininkų, dviratininkų, 2000 palikau daugiau už savo nugaros, atvažiavau 446. Tai čia man buvo tikrai jau finišas. Jau taip anksčiau triatlonuose, visur sveikuolio konkursuose fantastiškai gerai sekėsi, bet kad čia taip sektusi. Tai aš labai trumpai, kur mano akcentas yra? Mano akcentas yra Akkermansia mucinifila, tokia bakterija, kuri duoda geresnę gleivinę. Trumpai daug nepasakosiu, nes čia tikrai 2 valandų reikia apie ją vien papasakoti. Duoda riebiųjų rūgščių, trumpųjų grandinių riebiųjų rūgščių, butiratų, propionatų, acetatų daug didesnį kiekį. Man buvo svarbiausia acetatai, kurie duoda energiją į raumenį, plus lactobacillum reuteri, kuri duoda kamieniniam ląstelėm signalą daugiau raumens auginti. Tai ir ginai per tą liniją, per bakterijas išėjau, nors sportavau, aišku, be šito neįmanoma, bet kaip dviratininkai pasijuokė iš manęs, kad aš pasakiau 1500 ruošdamasis kilometrų te pravažiavau su dviračiu. Tai jo, kur sako, be 6000 niekada nieks į varžybas neleidžia važiuoti. Tai čia tame buvo rezultatas. Šiek tiek sporto ir daug bakterijų ir daug tokio bakterijų maisto. Ir davė tokį rezultatą. Tai galėsiu pasidalinti, prašau visi, kas norit, nieko neslepiu, nieko nelaikau savy ir tik tai siekit geros sveikatos ir geresnių savo kūno rezultatų. Tai ačiū Jonai, tikrai, man atrodo, mes dar darysim ne vieną bendrą paskaitą, tai tikrai mūsų visas kolektyvas priims ir išsibandys ir turėsim puikią galimybę kartu su jumis praplėsti ir savo žinias ir visuomenės sveikatą. Tai ačiū labai, kad prisijungėt, dirbsim kartu, tai dėkui jum. Na ir ačiū Vyteniui už savo pasidalinimą, iš ties tikrai puikus pasiekimai ir aišku, visi tie pasiekimai yra komandiniai, vienareikšmiškai, tai ir sveikinu tavo komandą su šitais pasiekimais. Žinau, kad tu labai aktyviai paskutinius kelis mėnesius iš tikrųjų kvietėjai į komandą prisijungti narius, tai galiu tik tiek pasakyti, kad šiandien dienai pasižiūrėjau savo rezultatus, pas mane dabar yra 19 partnerių toje programoje, tai Vyteni, pas tave jau 30, tai sveikinu tave. Gerai, keliaukime toliau ir mūsų išties vasaris labai svarbus ir Jonas Damkus, kiti partneriai, kurie prisijungia per vasario mėnesį, jie automatiškai gauna kvalifikaciją ir kovo mėnesį automatiškai jiem nauji kreditai trigubės. Tai reiškia, visi, kurie jūs startavote ir iki šio mėnesio galo prasimokate akauntus, savo tas rinkinukus, jūsų pajamos kovo mėnesį dauginsis iš 3, dėl to būkite aktyvūs kovo mėnesį ir siekite rezultatų. Tikrai tai ne tik tai, kad gerą darbą padarysit savo bendruomeniai sveikatos, bet taip pat ir savo finansinę naudą sukursit žymiai didesnį. Tai tas labai smagu. Dar kartą tik tai priminsiu, kad kvalifikaciją šį mėnesį visi galime pasiekti 3 būdais. Pirmas tai yra nusipirkti Collagen Boost rinkinuką. Apie tai pasakosiu taip pat šiandieną, kuo jisai skiriasi nuo kitų kolagenų esančių rinkoje, galbūt bus labai įdomu. Ir paruošiau tokią trumpą paskaitą apie odą. Taip pat galima įgauti kvalifikaciją užregistravus naują partnerį su Ultimate partnerių rinkiniu. Ir trečias būdas surinkti 8 taškus per klientus arba per partnerius arba kartu ir klientus ir partnerius pasikviečiant. Taip, kad tai yra skirtingi būdai, kiekvienas išsirinkite savo tinkamiausią, labiausiai patinkantį ir labiausiai besisekantį. Na, o Vyteni, tu šiandien iš tikrųjų palietei taip pat dar vieną gerą temą, tai yra mūsų mintis. Jeigu mes kartais esame pasiklydę savo mintyse ir taip atsitinka kartais, tai svarbiausia ieškoti naujo veiksmo ir stengtis daryti kitaip. Nedaryti to pačio recepto, kurį darėme mėnesį prieš, savaitę prieš ir žiūrim, nieks nesigauna. Tada sustojam, pagalvojam,
Zinzinė tai vadinasi plan, do, check, adjust, planuojam, tikrinam ar veikia, darom ir vėl planuojam ir vėl tikrinam ar veikia ir tokiu būdu vyksta nenutrūkstamas procesas. Besikeitimo, mokslo, tai čia visame gyvenime ir moksle gali tą patį, ir kūrime gali tą patį, ir versle gali tą patį irgi daryti. Žiūri, kas nesigauna, keiti, ieškai naujų būdų. Taip pat šiandien ir su Vitalijum dirbom, irgi ieškom naujų būdų, kaip padaryti taip, kad atsirastų daugiau vis naujų partnerių. Taip, ir tada galbūt aš pasidalinsiu savo ekranu ir parodysiu tą paskaitą, kurią skaičiau. Ir tikiuosi, jūs šitą paskaitą pasinaudosit kaip būdu, sužinoti šiek tiek ir kaip būdu supažindinti galbūt savo aplinkoje esančių žmonės su kolagenu, su jo skirtumais, kodėl jisai svarbus, kam jisai reikalingas. Šitą paskaitą skaičiau Grožio klinikoje gruodžio mėnesį ir joje kalba ne tik tai apie tas veikliąsias medžiagas, ne tik apie kolageną, bet apskritai apie visą mūsų mitybą, gyvenseną, kaip išlaikyti sveikatą, kaip atrodyti jaunai ir kaip sustabdyti tą visą senėjimo procesą. Tai visų pirma, norint jį sustabdyti, tą senėjimo procesą, mums reikėtų suprasti du dalykus. Norint, kad mes lėčiau sentumėm ir atrodytume jaunesni, mums reikia padaryti du dalykus. Sulėtinti senėjimo procesus, visus procesus, kurie uždegimą sukuria, oksidaciją, cukraus įtaką, aplinkos ultravioleto įtaką, žalingų vartojimo kažkokių tai ar rūkalų, ar alkoholio įtaką. Tai kurie žaloja mūsų audinius. Sustabdyti šitą procesą arba sulėtinti jį kiek įmanoma daugiau ir pagerinti atsistatymo procesą. Pagerinti procesą, kuriame organizmas greičiau atsistato ir pagamina ląsteles ir tokiu būdu mes lėtinam tą senėjimo procesą. Tai du dalykai, kaip aš sakau. Pirmas, užsiūti maišą, antras, tada į maišą pridėti tų maistinių medžiagų, kurios išlaikys tą kokybę, tą sveikatą. Taip pat oda yra didžiausias mūsų organas, jis atlieka įvairiausias funkcijas, kaip apsauga, kaip imuninė funkcija, ekskrecinė, kvėpavimo, rezorpcinio jutimo ir panašiai, įvairiausias funkcijas. Ir turbūt žinote šitą skaidrę, ilgai nesikartosiu, tačiau kas nematė, pasakysiu, kad itin perdirbtas maistas dėl savo aukštos temperatūros pagaminimo, dėl mikroelementų, antioksidantų ir vitaminų trūkumo, dėl skaidulinių medžiagų omega-3 riebalų trūkumo, dėl gerųjų bakterijų trūkumo, dėl cukrų ir druskų pertekliaus, sočių ir omega-6 riebalų pertekliaus ir kalorijų pertekliaus, greitina senėjimo procesus. Ir tokiu būdu ir oda taip pat greičiau sensta. Mūsų žemė yra per mažas maistinių medžiagų kiekis ir mes su tuo augaliniu maistu, kaip galvojam, kad kuo valgysite daugiau augalinio maisto, tuo bus geriau. Iš ties taip yra, tačiau žemėje šiandien dienai sumažėja tiek humuso sluoksnis, tiek mikroelementų kiekis, sumažino ir derliuose mikroelementų kiekius ir labai daug kartų. Čia ir surašyta kartais, kiek sumažėja mūsų augalinėme maiste maisto. Ir mes taip susikūrėm savo šiuolaikinės mitybos ir gyvenimo būdo problemas. Dėl omega-6 disbalanso vystosi lėtiniai uždegimai, silpsta imunitetas, mūsų kognityvinės funkcijos prastėja, kaip Paul Claytonas sako, 15% kvailėjam kasmet. Bėda, bet dėja taip yra. Nes mūsų smegenų veikla labai tiesiogiai priklauso nuo maisto, ką mes valgom. Ir didėja uždegimų rizika. Ir matote čia visas prebiotinių skaidulų trūkumas, žarnyno problemas sukuria, odos funkcijos sutrikimus, smegenų veiklos sutrikimus, imuninės sistemos sutrikimus, mikroelementų ir antioksidantų trūkumas. Taip pat badauja ląstelės, įvyksta įvairūs oksidaciniai procesai, kurie taip pat sendina mūsų tiek odą, tiek mūsų bendrą savijautą prastina. Kalorijų perteklius blogai, svoris auga, kalorijų trūkumas blogai, vystosi anoreksija, sutrinka metabolizmas, energijos trūkumas, mąstymo sutrikimai atsiranda ir panašiai. Yra psichoemociniai visokie susitrukimai. Ir aišku, miegas, poilsis ir streso balansas turi didžiulį įtaką tiek mūsų bendrai savijautai, tiek taip pat ir odai, nes atsistato ir oda miegant. Ir mūsų kūnas atsistato miegant.
Tai omega-6, omega-3 turi uždegiminį procesą ir šito kelio mes nepabėgsim. Kiekviena ląstelė turi membranas ir membranose esančios omega-6 rūgštys, kaip arachidonų rūgštys, skatina uždegiminius procesus, o omega-3, EPR ir DHA riebalų rūgštys mažina ir neutralizuoja uždegimą, tuo sustabdo šitą procesą. Tai dėl to tas santykis labai svarbus. Na ir taip pat svarbus ir tų neigiamų įpročių poveikis, stengtis mažiau rūkyti. Matote, va čia nuotraukose jaunuoliai tokie vyresnio amžiaus. Vyras vienas, abudu iš jų rūkė, vienas iš jų 14 metų ilgiau, tas, kur iš dešinės. Tai pas tą oda atrodo labiau pažeista, labiau pasenusi. Apačioj moteris, taip pat dvynės, kaip ir viršui du dvyniai, po kairiai pusėje nerūkė, po dešinę pusę rūkė. Tai matosi vėlgi šiek tiek kitokie veidų bruožai. Rūkymas ypatingai sendina odą, cukrus ypatingai, glikacijos procesai pažeidžia kolageno, elastino baltymus, tuo pačiu iš karto raukšlių daugėja. Alkoholis taip pat mes matom turbūt ne vieną žmogų pasikeičia odos spalva, jinai tampa daugiau raudonesnė, uždegimas labiau matosi, bet taip pat alkoholis dehidratacija greičiau sensta oda, žmonės tiesiog naikina save iš vidaus žymiai greičiau. Ir taip pat miego trūkumas sulėtina ląstelių atsistatymą, atsiranda ratilai, bloga savijauta, nes taip pat per miegą mūsų kūnas atsistato, atsinaujina visos sistemos. Tai miego trūkumas turi didžiulę įtaką. Na ir taip pat oksidacija įtakoja, tai tiek ir cheminės medžiagos, tiek ir tabako dūmai, tiek ultravioletiniai spinduliai, jie labai tiesiogiai ardo ląsteles. Tai netgi matėm turbūt procesus, tokius nuotraukas, kai vyras dirbantis su transportu, ilgųjų reisų vairuotojas, jo veidas toje pusėje, kur labiau šviečia saulė, kur langas yra labiau pažeista, turbūt, bet panašiai moteris, čia vizualizuota tokia. Tai tiesiog tie procesai vyksta žymiai greičiau oksidacijos. Labai svarbus saulės poveikis, beje, čia tas vyras, apie kurį aš kalbėjau. Labai svarbus apsauga nuo saulės spindulių, reikia visgi naudotis tas priemonės ir jeigu būname ilgiau negu 30 minučių vasaros metu ant saulės, jau būtinai reikia teptis kremus apsauginius nuo ultravioleto spindulių, nes tai sendina mūsų taip pat odą. Ir stengtis vengti tų vidurdienio saulės spindulių, tiesioginių saulės spindulių vidury dienos. Geriau iki pietų, po pietų ir pirmasis 15 minučių galima būti be apsaugos, vėliau būtinai reikėtų apsaugą užsidėti. Nepasakosiu tų visų procesų uždegiminių, kurie vyksta odoje, čia daugiau buvo skirta grožio specialistam, kurie išmano galbūt, bet taip pat fizinis aktyvumas turi didžiulę svarbą irgi odai. Gerina kraujotaką, daugėja deguonies, daugėja medžiagų aprūpinimas visų ląstelių, greičiau pasišalina per prakaitą toksinės medžiagos, mažėja stresas, gerėja nuotaika, naudojamas cukraus perteklius, tuo pačiu cukrus nedaro didelės įtakos odos uždegimams. Ir reikia nepamiršti, kad ir sportas turi taip pat labai didelį įtaką. Stresas be abejo, padidėja kortizolis, skatina uždegimus. Akne, raumenų masė mažėja, oda sausėja. Iš tikrųjų keičiasi žarnyno mikrobioma, tai yra didžiulė įtaka streso yra mūsų bakterijom ir žūsta, mažėja tinkamų bakterijų kiekiai ir, aišku, su stresu mažėja ir miegas. Ką mes turim? Mes, aišku, turim šafrano ekstraktą, fantastiškas šafrano ekstraktą. Taip pat matom, kad omega-3 turi didžiulį poveikį mūsų nuotaikom, bet taip pat yra ir kitų dalykų, tai yra meditacijos, jogos, kvėpavimo pratimai, laisvalaikis, atsipalaidavimas. Mums, žodžiu, reikia nepamiršti, kad ne vien tik dirbti reikia, bet reikia mokėti ir atsipalaiduoti, kad mes galėtumėm atsistatyti, atsigauti, o to streso gyvenime turbūt visą laiką pakanka. Ir miegas taip pat turi didžiausią įtaką, tai regeneracijai ląstelių, gerėja gijimo procesai, gerėja, mažėja patinimai, reguliuojasi hormonų pusiausvyra, ir rekomendacijos, kad mes vėsioj patalpoj miegotumėm,
kad mes miegotumėm 7-9 valandas priklausomai poreikio, nuo amžiaus netgi, kad naudotumėm tam tikras apsauginės priemonės ir vengtumėm elektronikos, kas labai dabar yra populiaru, prieš miegą pasižiūrėti mobilų arba planšetę. Tai ta spinduliuotė nuo jų irgi taip pat turi didžiulį įtaką taip pat ir odai. Na ir mityba taip pat viena iš didžiausių įtakų, tiek antioksidantai, tiek vitaminai, mineralai, tiek ir kolagenas, omega-3 riebalų rūgštys ir keramidai turi be galo didžiulį vaidmenį mūsų odai. Ir taip pat galiu pridėti, kad gerosios bakterijos taip pat turi didžiulį įtaką odai, nes nuo jų sudėties taip pat priklauso ir mūsų ir odos būklės. Na, o prebiotinės skaidulos čia būtų tas sprendimas, kuris taip pat pagerintų labai tiesiogiai mūsų odos kokybę. Kolagenas. Produktas, kurį mes turim, ir palyginti su Dr. Ohhira, manęs paprašė, kad tiesiog iš interneto paimčiau tam tikrus aprašymus ir palyginčiau. Du nesulyginami produktai. Pasakysiu kodėl. Visų pirma, tai tiek vienoje, tiek mūsų kolageno, zinzino kolagene, tiek Dr. Ohhiro kolagene yra po 10 vienetų, 10 pakuočių, 10 dienų. Kaip ir tas pats. Tačiau sudėtis ir kiekiai labai skiriasi. Mūsų pakeliai yra 46 gramai, Dr. Ohhiro 20 gramų. Tai jau 2 kartus viršyje, virš 2 kartų viršyje kiekis veikliųjų medžiagų sudėtų į produktą. Taip. Kaina, kaip matote, yra pas mus, mažmeninė kaina yra 78, Dr. Ohhiro kaina yra 75. Skiriasi 3 eurai. Tačiau pas mus kainą galima sumažinti, jeigu žmogus nusprendžia, kad jisai prenumeruos šitą produktą. Kad jisai naudos ir kas mėnesį nusipirks po 1 dėžutę. Arba perkant 9 dėžutės iš karto gauni geresnę netgi kainą negu 55 eurai. Apie 50 gauni eurų kainą. Taip kad mūsų produktas yra žymiai pigesnis. Dabar kuo pagrindiniai skirtumai? Pirmas didžiausias skirtumas. Mūsų produktas yra skirtas odai atjauninti, sustabdyti senėjimo procesą. Tenai produktai yra skirtingi 3 funkcijoms skirtingom. Judėjimo aparatui, imunitetui ir odai. Kodėl taip yra ir kodėl, atrodytų, tengi geriau, ten gauni tiek odai, tiek tam. Iš tikrųjų ne. Produktas yra tenai skirtas skirtingom funkcijom, nes naudojamos skirtingos visiškai medžiagos. Pas mus labai specializuotai naudojamas oda ir parinktos tokios medžiagos, kad tu greičiau atjaunini odą, greičiau jinai atsinaujina, sustabdai odos senėjimo procesą žymiai geriau ir tam reikalingos skirtingos maistinės medžiagos. Visų pirma, kolagenas. Kaip jūs žinote, yra 1, 2 ir 3 klasės tipo kolagenai. Ką tai reiškia? 1 ir 3 tipo kolagenai yra skirti odai atsistatyti. 2 tipo kolagenai yra sąnarių atstatymui, dėl to ir parašyta judėjimo aparatui. Tai yra pigiausias kolagenas 2 tipo, jisai galbūt yra pigiau išgaunamas ir dėl to netgi kai kas naudoja galvijų kolageną 2 tipo, tai jūs žinot, kiaulės ausis, kiaulės kojos, kremzlės ir panašiai, šaltiena, kitaip sakant. Tai vakar buvau pas mamą, davė dovanų šaltienos. Tai tikrai sąnariam puikiai priemonė ir mes to šaltienos galėtumėm pavartoti. Aišku, galbūt ne visi vartoja šaltieną iš gyvūninės kilmės, bet taip pat galima pasidaryti ir iš žuvies. Tai pagrindinis dalykas, kad nenaudoja zinzino 2 tipo, nes jisai skirtas kitam. Ne odai, o naudoja sąnariam. Dabar žiūrim pagal kiekius. Hidrolizuotas žuvų kolagenas zinzinė yra 8000 mg. Čiagi yra 1, 2 ir 3 tipo 7250 ir dar papildomai 500. Tai 7750. Tačiau čia yra įdėtas 2 tipo ir sakyčiau, neišaiškinta, kiek yra įdėta, tačiau manyčiau, kad tai yra kaip minimum 1/3. Tai reiškia, kad poveikis odai tikrai, jeigu ir panašus kiekis to kolageno, pas mus aišku didesnis įdėtas, bet panašus vis tiek, tai skaičiu 1/3 jau prasčiau veikia odos atsinaujinimą, atsistatymą. Kitas dalykas, kas labai yra svarbus, tai yra hialuronas. Hialuronų rūgštis išlaiko drėgnumą, daug įvairiausių funkcijų atlieka. Hialuronų rūgšties pas mus yra 120 mg, Dr. Ohhiro yra 5 mg. Tai jūs įsivaizduokit, kiek kartų skiriasi veikliųjų medžiagų kiekis. Jeigu paprastai pasakius,
tai 24 kartus. Tai yra labai labai didžiulis kiekis, nepalyginimas. Kitas dalykas – elastinas. Elastinas 5 mg tai yra irgi taip pat tam tikra veiklioji medžiaga, kuri reikalinga odos atsinaujinimui, elastingumui palaikyti. Tai čia pas mus yra įdėtas, be to, kad yra įdėtas hialuronas, yra įdėti dar kiti baltymai – L-argininas ir glicinas. Tai tikrai didžiuliai kiekiai, kurie, lenkia bet kokį gerą kito gamintojo kolageną. Tai mūsų produktai tiesiog yra nepalyginami. Dar kitas dalykas labai įdomus, čia įdėta vitamino C, 250 mg, pas mus įdėta tiek 80 mg vitamino C, tiek malpigija, kuri taip pat turi irgi vitamino C, tik pas mus yra natūralūs, o čia yra sintetinis, to ir skiriasi. Antioksidantų, taip pat čionais Dr. Hiro yra antioksidantų koenzimas Q10, fermentuoti ekstraktai 10 mg. Prirašyta didžiausias įvairių ekstraktų kiekis, bet jų viso bendra sudėtis yra 10 mg. Tai kaip pas mus yra mėlynių ekstraktas 150 mg, ryžių sėlinų keramidai, vitaminas C, magnis, cinkas, varis irgi žymiai daugiau veikliųjų medžiagų negu tame preparate. Tai aš sakyčiau, kad jisai labai skiriasi. Kitas dar dalykas labai įdomus, yra įdėta postbiotikų ir įdėta gerųjų bakterijų ir įdėta skaidulinių medžiagų. Tai vat, dėl ko kolagenas šitas yra unikalus ir žarnyno veiklai atstatyti, nes cikorijų šaknų skaidulinės medžiagos 2500 mg pagerina žarnyno veiklą, o tai pagerėja ir odos kokybė. Ir papildomai yra įdėta bakterijos lactobacillus casei 100 mg. Taip kad, iš ties, produktas yra, zinzino kolagenas yra labai unikalus ir, sakyčiau, lenkia ir kainą, ir sudėtimi, ir kiekiu Dr. Hiro, ir tai nesulyginami dalykai tiesiog. Aš labai džiaugiuosi, kad zinzino padarė didžiulį mokslinę studiją, išsižiūrėjo skirtingų kompanijų kolagenus ir sukūrė labai skanų visų pirma, nes Dr. Hiro nėra skanus, čia zinzino kolagenas labai skanus. Skanų, turinti savo veiklių medžiagų žymiai platesnę gamą, turintis geresnę kainą ir geresnį veikiamumą. Ir kas pasilygino, kas bandė, tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi šituo kolagenu, nes man ir skanus, kaip desertas aš jį vakare išgeriu. Ir taip pat matau efektyvumą labai gerą. Ir užbaigiant, ne tik tai maistinės medžiagos, bet taip pat ir vanduo turi įtakos odos sveikatai. Vanduo užtikrina drėkinimą, toksinų šalinimą. Neišgėrus vandens nebus galimybės pašalinti tų toksinų, kurie organizme susikupia. Oda bus sausesnė, kraujas bus tirštesnis, širdies veikla bus sutrikusi. Vanduo irgi labai svarbus. Ir tie, kas nenori vandens, mažiau mėgsta vandenį, taip pat reikia nepamiršti, kad kuo daugiau valgome šviežių vaisių, šviežių maisto, augalinio maisto, daržovių vaisių, tuo juose mes gausime ir daugiau vandens. Tai daugiausia vandens agurkai, arbūzai, salierai turi, įvairios arbatos, taip pat tinka. Ir apibendrinant superproduktai, uogos, riebi žuvis, lapinės daržovės, avokadai, alyvuogių aliejus, riešutai ir sėklos, pomidorai, žalioji arbata ir juodasis šokoladas, arba kakava, kuri sudaro juodąjį šokoladą. Tai yra tokie superproduktai odos būklei išlaikyti, atjauninti, ir jie turi be galo daug įvairiausių medžiagų, stabdančių tuos irimo procesus ir senėjimo procesus. Taip kad mėgaukitės jais visais ir turėsite gerą savijautą ir gražią odą. Ir aišku, bendrų įpročių kūrimas, kaip ir visą laiką, mes turim rodyti pavyzdį savo šeimom, savo vaikams, savo atžalom. Mes turim įtraukti daugiau žuvies, daugiau daržovių, riboti cukrų, riboti perdirbtus maisto produktus ir praturtinti papildais, nebijoti, nes tame maiste šiandien dienai trūksta to, ko mums reikia labai. Ir aišku, vietoj saldžių gėrimų rinktis daugiau vandens. Taip kad tai buvo paskaita apie odą ir jos kokybę. Manau, kad jums jinai buvo įdomi ir galėsite ją palyginti arba pasižiūrėti, arba duoti kažkam tai pasižiūrėti, kas susidomės. Galbūt turime klausimų ir galėčiau juos atsakyti.
Manęs vis klausia dėl to kolageno vartojimo. Reiškia, praeina 10 dienų, tada iki kito mėnesio daryti pertrauką, teisingai? Taip, rekomenduoja Zenzino daryti pertrauką, nes kiekiai visgi kolageno yra dideli, o mūsų organizmas yra toksai, kad to, ko tu nesuvartosi, ko tu nesunaudosi, to tu neįsisavinsi. Tai mes galim labai didelį kiekį išgerti vandens, kibirą, bet tiesiog stovėsime prie tualeto dažniau. Ir jisai pasisavins tik tiek, kiek pasisavins. Taip pat ir su maistu, pertekliaus neįsisavins tiesiog. Ar mes aliejaus per didelį kiekį gersim, ar kolageno sunaudosim. Tai rekomendacijos yra 10 dienų vartojam, 20 tarpas. Ir vartojimas geriau vakarais. Vartojimas geriau vakarais vis tik tai, ar ne? O čia dar buvo toks klausimas, jeigu kas antrą dieną. Galima kas antrą dieną, bet klausimas kam? Vis tiek 10 dienų per mėnesį naudosit. Aišku. Gerai, ačiū labai. Prašom. Tai klausimų negirdžiu. Tai pabaigai noriu tik tai dar kartelį pasisakyti, kad mėnesis į pabaigą, vasaris liko 7 dienos. Ką reikia pasidaryti? Pirmas, pasižiūrim savo akauntą, pasižiūrim, kiek kreditų galbūt trūksta iki aktyvumo. Nes už aktyvumą mes gaunam nemokamus kas mėnesį produktus. Tai pasižiūrėti, ar mes patys kaip partneriai gausime savo produktą nemokamai. Gaunant jį nemokamai kas mėnesį, dar papildomai kas 4 mėnesius gaunam ir nemokamą testą. Tai aktualu. Pasižiūrėjom save, pamatėm, kad kažko trūksta, sureagavom, gal reikia keleto klientų, gal vieno kliento, gal vieno produkto, gal kelių kreditų tik tai trūksta. Tai arba susiradom klientą, arba patys savo kažką nusipirkom. Pirmas. Antras, pasižiūrim, ar aktyvumą mes įvykdėm vasario mėnesį. Jeigu įvykdėm, valio, jeigu neįvykdėm, stengiamės iki savaitės galo, iki 28 dienos įvykdyti vasario. Taip. Kai save apsižiūrėjom, savo viską pasidarėm, kvalifikaciją įvykdėm kaip lėktuve. Tada galim padėti savo kaimynui, savo partneriui. Tada žiūrim, ar partneris tas, kurį jūs kvietėte, ar jisai turi. Jeigu neturi, skambinam. Sakom, žiūrėk, aš noriu tavim pasirūpinti. Matau, kad tau kažko trūksta. Kaip aš tau galiu padėti, kad įvykdytume kvalifikaciją? Gal tau reikia aktyvumo, gal tau reikia kelių kreditų, gal reikia vieno produkto ar ten vieno kliento. Tai žodžiu, tada žiūrime ir susiskambinam su savo komandos nariais. Ir tokiu būdu padedam jiem įvykdyti kvalifikaciją arba paskatinam, paraginam. Gal jie net nežino, gal jie pamiršo, gal jie neturėjo laiko. Žodžiu, pasirūpinam, bent jau perspėjom. O jau kaip jau jie norės, taip aišku, mūsų komandos nariai ir pasielgs, ar jie norės tą kvalifikaciją įvykti ar ne. Tai mėnesio gale taip pat pasižiūrim, ar nieko netrūksta paskutinę dieną. Būtinai, nes paskutinę dieną reikia pasižiūrėti, ar aktyvacijoje kažko tai dar netrūksta, nes labai svarbu, kad nebūtų sumažėję vieno klientinio taško ten ar dar kažko, ar kredito kažkokio. Ir keliaujam į kovo mėnesį ir, sakyčiau, ką dar galim pasidaryti, tai susirašyti savo kontaktų sąrašiuką. Pasidaryti sąrašiuką ir pasižiūrėti, ką aš galėčiau pakalbinti per ateinančias kelias dienas, 2, 3, 4, 5 žmonės. Ir kiekvieną dieną, jeigu po 2, 3, 4 mes pakalbinam, pabendraujam, duodam rekomendaciją pasidaryti testą, pavartoti produktą arba pakviečiam prisijungti į verslą, tuo pačiu mūsų verslas vystosi. Tai būkite aktyvūs ir geros dienos. Ir dar matau vieną klausimą, Vytenis turi, Vytenis pakėlė ranką. Taip, tai tiesiog, neabejotinai, ačiū Jonai visų pirma už prezentaciją, labai laukiam šito palyginimo, kas galbūt, atrodytų gal nėra labai, taip sakykime, gražu lyginti, bet, visgi skiriasi. Tai yra normalu, tai reikia mums lyginti. Mums tik svarbiausia, nereikia žeminti konkurentų, nereikia niekinti jų, mums reikia garbingai sakyti, kad yra produktai geri, tačiau jie skiriasi, jie galbūt naudojami. Aš to ir norėjau. Strategijos dabar, ta prasme, nes iš tikrųjų mes turime unikalų odai sukurtą specializuotą kolageną. Tai va taip ir reikėtų ir vadinti, kažkaip pervadinti, nes tas kolageno būstas, jisai skamba
taip be emocijos tokios kažkokios. Tai, bet pavyzdžiui, jeigu mes surastumėm mentalinį apibūdinimą, kuris kažkokį paveiksliuką žmogui nupieštų, nes, Ohyra tikrai šaunuoliai jie per tuos metus čia padarė didžiulį įdirbį, kur nueisi bet kokią odos ten kliniką, visur rasi šito doktoro Ohyros kolageną lentynoje. Taip. Bet jisai yra tipo pilno spektro, žodžiu, ir neva ir sąnariam, ir plaukam, ir odai, ir taip toliau. Iš serijos viskas viename. Bet taip pat nebūna, kaip mes jau iš praktikos žinom, kad visgi specializuoti dalykai geriausiai veikia. Automobilis viskam. Automobilis ir smėliui vežioti, ir žmonėm vežioti, žodžiu, viskam. Tai tiesiog ko trūksta dabar dar sekantis etapas, nes mums reikia tinkamai pristatyti. Tai viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog, jeigu mes turime pažįstamą grožio salonę, kurie turi sutartį su daktaru Ohyra, ta prasme viskas gerai, sąnariam irgi labai gerai, galbūt jisai labiau orientuotas į sąnarius, o galbūt, aš kaip supratau, net po 30% yra to 1, 2, 3 turbūt lygio kolagenų, tai kaip ir bendrai funkcijai. Bendrai funkcijai. Specializuota odai kolageną su unikalia, reiškiasi, sudėtim. Ir ką tu paminėjai, čia reikėtų išmokti atmintinai tuos bazinius tokius pavadinimus, tas hialuronas, nes čia ne mano sritis, pavyzdžiui, grožis, bet čia realiai yra labai didžiulė industrija, odos, to grožio industrija. Aišku, čia mūsų moteris nori amžinai jaunos būti ir viskas gerai, bet ta prasme, ką noriu pasakyti, kad mums reikia tinkamai pristatyti santykį su Ohyra, kad, kaip tu ir sakėjai, mes nedarytumėm kažkokio konflikto, bet tiesiog pabrėžtumėm, kad čia yra specializacija štai tokia, yra ir žarnynui, yra ir antioksidantų, nežmoniški kiekiai praktiškai lyginant, ir iš tikrųjų kaina automatiškai jinai yra žymiai geresnė, nes jeigu tu 10 dienų pranaudojai, paskui tu gali savo 20 dienų poilsiauti ir dar paskui vėl 10 dienų naudoji, 20 dienų poilsiauji. Tai aš manau, tai yra labai gera strategija, o kas nori ten ypač atstatyti, gali netgi praktiškai vos ne kiekvieną dieną naudoti ir vis tiek lyginant su Ohyra kaina gausis vis tiek, sakykime, labai nebloga. Ir tiesiog pamokyti šitus odos specialistus sudaryti tokius planelius, ta prasme, su plius integruojant mūsų balanso koncepciją, aliejus neišvengiamai, skaidulas ir panašiai. Tai nes mes dabar turime tokio kalibro, čia tas pats, kai tu atominį ginklą, ta prasme, turi ir tave puola su Kalašnikovu ir tu sakai, ai, tai hebra, nemuški, ta prasme, nereikia. Aš tai patarčiau taip, mūsų kolektyvui patarčiau taip. Persiskaityti produktų duomenų lapą, kuris surašytas lietuviškai. Ir apie kiekvieną veikliąją medžiagą yra parašyta, kam jinai yra skirta. Tai visos veikliosios medžiagos įdėtos tam, kad gerintų odos būklę. Ne imunitetą, ne sąnarius, o būtent odos būklę. Tai tiesiog bent jau vieną kartą perskaityti produktų duomenų lapą, aprašymą ir vėliau jūs žinosit būtent, kam jos yra įdėtos tos medžiagos. Gal kelis kartus paskaičius jums žinosit. Matau, kad Jonas dar nori irgi pasisakyti. Jonai, žodis jums. Paklaust norėjau. Ten mačiau, kad sudėtyje yra žuvies kolagenas. Tai gal yra žinoma, kokios žuvies? Ten yra skirtingos žuvys ir galiu pasakyti taip, kad kolagenas tai yra odoje didžiausias kiekis žuvies. Tai visi, kas valgome žuvį, valgom žuvį su oda. Yra kauluose taip pat, kaulų mes turbūt nevalgysim žuvies, bet taip pat juose irgi yra kremzlėse ir kauluose ir taip toliau. Tai čionais yra iš skirtingų žuvų, bet dažniausiai tai yra imama iš odos, iš tų dalių, kaip gamyba be atliekų, žodžiu. Iš vienų yra ištraukiami aliejai, tada iš odos yra ištraukiamas kolagenas, žuvies mėsa parduodama, o kaulai ir visa kita perdirbama medicinos pramonė ir visam kitam. Negaliu pasakyti tiksliai žuvų rūšių, kurios yra įeina, bet kiek aš atsimenu, man atrodo, menkės buvo didžiausias kiekis žuvų, kuriuose būtent naudojamos yra šitos kolagenui išgauti.
Nes didžiausia ir pramonė yra menkių pramonė Norvegijai globaliai, ta prasme. Tai manau, kad iš jų turėtų būti išgaunama. Bet čia mano tik tai spėjimas, negaliu garantuoti. Čia gal paslapty laikoma, ne viskas išduodama. Nemanau, kad paslapty mes galim sužinoti labai paprastai. Būtų įdomu. Jo, gerai, galima bus sužinoti. Šiaip dažniausiai kreipiesi į suportą. Kaip mes buvom gamykloje, aš paklausiau, iš ko sudarytas apvalkalas mūsų Extend Pluso, nes yra veganinis. Nes dažniausiai su želatinas. Yra parašyta iš kur. Menkė, juodadėmė menkė, ledjūrio menkė. Vat atsakymas. Ačiū. Tai va, tai gerai, tai smagu buvo, ačiū visiems už mūsų susirinkimą, už mūsų aktyvumą, sveikinam jaunuosius, naujosius partnerius prisijungus, taip pat sveikiname partnerius pasiekusius kvalifikaciją, labai aktyvi paskutiniu metu ir pas mane, kartu su manim draugauja, bendrauja Rasa Rudenė, tai sveikinu aš ją įvykdžius kvalifikaciją ir sveikinu visus, kurie buvote aktyvus ir kurie dar nebuvote, galbūt labai aktyvus, tai dar turite visą savaitę būti aktyviem. Ir sveikinu su to jūs. Keliaukim į pavasarį aktyviais veiksmais, iki greitų susitikimų ir susimatysim po savaitės. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū, Jon. Iki.